lašinius. Nu, netankiai atsiunčia, atsimenu, vieną siuntinį atsiuntė, ten toks atrodo, toks, nu, man vaikui didelis jis atrodė, labai didelis. Tam siuntinį buvo keli obuoliai, tai stebuklų pasaulis buvo tie obuoliai, Jėzus Marija. Išdalina, kaip dabar žinau, visiems po 3 obuolius, lašinių ten buvo dar įdėta, daugiau neprisimenu ką. Tai visi suvalgė tos obuolius, o aš tokį stebuklą bijau suvalgyti, suvalgysi nebebus jau. Siuntinį nėra. Ir aš nešioju ir man taip, aš ir po šiai dieną obuolį kandu, aš pirmą jį pakvėpinu, kad va, tas kvapas to obuolio šitą. Ir galvoju, suvalgysiu ir nebebus. A visi mane erzinai, broliai ir sesu, ir mam, nu duok man. Nu kągi, visi suvalgė, nu negaila atidavė, žiūriu, kad man nė vieno nebeliko. Aha, tos obuolius mane gražina, aišku, savaime atidėtų, tai va, čia toks va stebuklas buvo. Nu kągi, paskiau jau susiruošėm namo grįžti, čia baba grįžo jau į Lietuvą, jau pradėjo ir mum kviestis į Lietuvą. Nu kągi, grįžomės į Lietuvą, Joniškį pas babo seserį, ten 9 kvadratų namukas toksai ir virtuvytė, mūsų žmonių kiek ir baba, nu tik kur tu ten tie gyvensi. Tai tada mamos pusbrolis buvo kolūkio pirmininkas, buvo uždrausta sakyti, kad jie giminės. Tai ne pusbrolis, tik kelintos eilės pusbrolis, bet visien davė mums tokį namą, buvusią pieninę. Nei elektros, nei grindų, aslata pluktinė, nei valgyti, nei niek. A tadagi kaip kolūkį, jūs dar neprisimenat kolūkį. Tieks pinigų nemokėdavo, būdavo darbadienį. Už tuos darbadienius duodavo tik tais grūdų metų gale. A visus metus kaip nori, taip ir gyvenk. Nu, nei pieną, nei daržą kiek pasisodinam jau, žinai, mamytė pasodina, žinai. Nu, va taip ir po biški prasidėjo mūsų, tai paskui tėtės brolis karvę atvarė. Tai tada piena buvo, tada sviesto buvo, tada grietinės buvo, tada mes Euroje gyvenam, tada vištų kažkur mamytė įsigyja, tada kiaušinių buvo, tada pinigų tai nėra. Visiems reikia, tai ką daryti, viską tą rinkdavo, veždavo parduoti mamytė, eidavom į mišką mėlynių rinkti. Po kibirą prirenka mėlynių 2 kibirus, brolis, aš ir mamytė. Mamytė nuvažiuoja, parduoda, mes jau prie autobusų stoties laukiam, žinai. Mamytė atveža po limonadą butelį ir po batoną su razinom. Tai būda limonadas, nediušęs, kriaušinis kažkoks limonadas, neprisimenu. Ir šitą, tai kol pareinam namo, nei batoną, nei limonadą. Tai va, čia va tokia pradžia. Nu, aišku, sunku buvo dirbti, reikėjo nuo 6 metų jau ėjom dirbti, jau brokus ravyti. Niekas mūsų neklausė, ar tu nori, ar tu nenori, užduotis tau reikia padaryti ir viskas. Nu, va, tokia ir prasidėjo mūsų Lietuvoje gyvenimas. Va. Rusijoje, sakau, tiek aš prisimenu. Nu, sunku būdavo, tikrai sunku. Taip norisi valgyti, Dieve mano, nulėkia, nu kągi, pagriaužiam tos žolės česnakinės, prisiraunam, ir buvo tas, kaip jos, ievos čia. A Rusijoje vadinasi čeremša. Ir jinai, kaip nekeista, ten tos ogytės prinokdavo, tos čeremšos. Tokias juodos ogytės, jos tokios aitrios būdavo. Jas suvalgydavom, nesvarbu, juodas aitrios mes. Viskas, kas valgoma, Dieve mano, valgyti tai nebuvo ko. Na, ja, sakau, tai aš tai jau kai gimiau, tai jau man buvo lengviau, aš pati mažiausia buvau. Tai jau, kaip sesuo pasakoja, kaip eidavo kalėdoti, Dieve mano, nueina prie namų. Baba pasiūva jam tokias terbas. Sako, žinai, nueina ir prašo. Kas ką galit? Sunku šnekėti. Nu. Sako, tai morka, tai bulvė, tai kruopų kokį žipsnelį, tai miltų žipsnelį. Tai va. Sakau, tai štai sesuo visą laiką nemata, kad ir pjokas koks tai visienin duoda išmaldą. Sako, žinau, ką tai reiškia prašyti. Žodžiu, Dieve mano, sunkus laikai buvo. Nebepasikartotų tokie laikai, va. Geriau jų nebereikia. Aš sakau, aš iš savo vaikam pasakoju, jiem neįtikėtina.
Jiem tokie, nu, kažkaip tai kaip iš kitos planetos. Bet žinokit, visien, kad ir taip sunku buvo, aš atsimenu, tą lietuvių bendruomenę rinkdavosi, jie darydavo, žinokit, tas majavas gėdodavo, pasidarydavo tokį altorėlį. Aš kaip vaikas atsimenu, man po šią dieną tos giesmės labai malonės. Tokios jos, nu, nemoku net paaiškinti, kaip jos labai gražios, va. Ir susirinkdavimo, gegužinės pamaldas, birželinės pamaldas, paskiau grodavo, paskiau dainuodavo, šokių tie lietuviški, jie tenais, o jie, mano, sakau, ten labai daug lietuvių buvo, labai daug lietuvių buvo. Nu ja, paskui, kai grįžom čia į Lietuvą, iš naujo viskas prasidėjo. Tais laikais irgi žmonės labai sunkiai gyveno. Tik tiek, kad mūsų labai nekentė. Jau skaitė, kad ir mokyklai, kai aš ėjau, ir brolis, ir aš jau skaitė, kad mes buvom tie buožės tokie. Tai būdavo, labai buvo pradinė, močta klasės, pradinis buvo labai